ar įmanoma sukurti profesionalią logistikos svetainę su turinio valdymo sistema, neturint programuotojų komandos. Aš ne tik pasakysiu, kad tai įmanoma, aš praktiškai šiandien parodysiu, kaip tai padaryti. Mes paimsime realų užsakymą ir jį paversime veikiančiu projektu ir naudosime šiandien ko gero galingiausią tech stack. Tai Gemini, Lovable, Windsurf, Superbase, Vercel. Visą tai pamatysite štai šiame video. Todėl žiūrėkite video iki galo, jeigu norite pamatyti visas detalės, kaip yra vystomi štai tokie projektai. Tai, ką šiame video šiandien pamatysite, yra pagreitinta versija, ko aš mokau savo online workshop kurse, kaip išmokti programuoti su AI. Ir jeigu suprasi, kad tai tau ir nori to išmokti, nuoroda bus po šio video, kurį paspaudęs galėsi dalyvauti mano naujausiam kurse, kuris vyks jau gruodžio 13 ir 14 dienomis. Tai, o dabar nieko nelaukia, tiesiog einam ir darbuojamės. Taigi, viskas prasideda nuo duomenų. Kleva Nevatrans nori svetainės ir jis štai atsiuntė tokį brandbooką. Mes pirmiausia išsianalizuosim. Taigi, mes turim Nevatrans, mes turim logotipą, mes turim aprašymą ir panašiai, turim spalvas, viskas gerai. Ir pasižiūrėkim, ar turim šriftus. Taip, šriftai irgi yra. Taigi, išanalizavę brandbooką, darysime sekantį dalyką, ko aš mokau savo kursuose, kad, programavimas prasideda ne nuo kodo, o nuo geros užklausos. Užklauso inžinerija yra ko gero svarbiausias skillsas šiandien. Taigi, aš kopijuoju iš anksto pasiruoštą užklausą į Gemini ir tuo pačiu tiesiog įkelsiu štai šį failiuką, kuriame bus surašyta ir spalvos, ir šriftai, ir paprašysiu sukurti PRD. PRD yra, taip tariant, mūsų aprašas, kurį mes pasirašom tiek savo, tiek AI, kad jisai žinotų, apie ką eina kalba, kad mes galėtum sekti visą struktūrą ir matyti, kuriam etape mes esame. Tai kaip matom, Gemini analizuoja mūsų užklausą, analizuoja PDF ir neužilgo turėtum gauti PRD. Analitika šiek tiek užtruko, kadangi naudoju Thinking modelį, tai yra Gemini 3 Pro. Ir štai matom, ką mes turim. Labai gerai, viskas buvo išanalizuota ir surašyta, ar ne, kaip kas kur turi atrodyti. Taigi, mes turim pamatus ir dabar ant tų pamatų mes galėsim po truputį statyti. Tai pirmiausia, pateiksim Lovable. Naudoju Lovable, nes, jis pakankamai greitai ir nemokamai gali sukurti vadinamą MVP, tuščią projektą, nuo kurio mes pradėsim visą statybą, ar ne? Tai, tarkim, čia yra pamatai, o MVP tai jau bus karkasas, aplink kurį mes galėsim, lipdyti svetainę ir CMS, Content Management System. Kai vartotojas prisijungęs per admin gali keisti tekstus, dėti paveikslėlius, panašiai kaip WordPress. Tik mes sukursim tai visiškai nuo nulio. Atsidaręs Lovable, aš naudoju nemokamą paskyrą, kaip matote, čia turiu 5 kreditus kasdieną ir štai čia tiesiog galiu įkopijuoti, ką mums davė Gemini. Lygiai taip pat pridėsiu ir PDF ir pridėsiu išsitrauktą logotipą, kad Lovable lygiai taip pat žinotų kontekstą, ar ne? Ir tiesiog taip paprastai viską įkėlęs, spaudžiu ikonėlę ir žinoma tikiuosi geriausio. Ir aš sugrįšiu prie šio video, kai MVP jau bus sugeneruotas. 5 minutes later. Ir grįžtam, kai jau viskas padaryta, kaip matom, kūrė labai ilgai. Ir štai mes turim logotipą ir turim fantastiškai atrodantį puslapį. Taigi daugumai tai būtų praktiškai pabaiga, bet ne man, kadangi tai turėtų būti CMS, Content Management System, kad klientas pats galėtų keistis visus štai čia esančius aprašymus ir panašiai, todėl mes šį kodą persikelsim lokaliai į savo kompiuterį ir toliau darysim pakeitimus, nes, su Lovable yra gal šiek tiek per brangu. Viso to mokau savo kursuose, kuriuose galėsite ir užduoti klausimus, įsiaiškinti visus dalykus, kaip ir kodėl ir kas veikia, ar ne, kad tai galėtumėt daryti patys ir siūlyti savo klientų. Todėl tikrai rekomenduoju registruotis ponasobalys.lt /kursai. O mes tęsim darbą ties šiuo projektu. Taigi susirandam Nevatrans Web Presence. Tai buvo pavadintas Lovable, pavadinimą nekeitėm. Ir štai mes turim viską lokaliai. Ir aš atsidarau tiesiog Windsurf. Ir mes matom štai visą mūsų svetainę lokaliai. Ką pirmiausia man reikia pasidaryti, tai įsiinstaliuoti visus naudus. Tai darom su komanda npm install. Štai paprastai matom, kad čia pradeda dėkti mūsų naudus. Turim kažkas klaidas, kurias lengvai ištaisysim su audit fix, ar ne. Taigi, mūsų klausia, ar mes norim atnaujinti Vytę. Tai mes žinoma norim ir pasidarysim
rašysim force ir štai mes turim 0 klaidų. Tiesiog tai paprastai, ar ne? Ir pasižiūrėkime, ar svetainė veikia lokaliai, tai npm run dev komanda ir štai matom, mes turim localhost ir viskas veikia tiesiog čia, ar ne? Kągi, kadangi mes turim jau veikiančią svetainę, mes turim išsiaiškinti, kas iš tikrųjų neveikia, nes, na, jisai mėgsta padaryti dalykus greitai, padaryti dalykus gražiai, tačiau labai dažnai pridaro visokių klaidų, ko pasiekoji reikia daug iš tikrųjų tobulinimo. Vien dėl to aš ir rekomenduoju, na, lengviau naudoti tik tai tam MVP pasidarimą, ar ne, na, tą karkasą, kurį mes ką tik pasidarėm, nes visos korekcijos vėliau, jos kainuos labai brangiai ir su Leubu yra didžiulė problema, kad jinai praleidžia kartais klaidas ir tas klaidas sukelia į GitHub, kas mums visiškai yra netinkama, nes vėl papildomos korekcijos jos kainuoja pinigus. Todėl ir mes įsidedam šį projektą lokaliai ir toliau, na, jį koreguosime su Windsurf. Grįžtant į mūsų projektą, patikrinkim, ar mes turim admin panelę. Kaip prašym, kaip matom, mes admin panelės dėja neturime. Taigi aš pasirašiau užklausą, kad sukurtų admin dashboard CMS panelę, kurioje gautinis klientas galės absoliučiai viską koreguoti, galės koreguoti tekstą, galės koreguoti paveikslėlius visuose puslapiuose. Esu įsijungęs Cloud'e Opus 4.5, nes tai yra galingiausias modelis šiuo metu. Na, žinoma, tas galingiausias modelis, tai vėl kas savaitę tai kinta. Vakar buvo Codex 5.1, užvakar buvo Gemini 3 Pro arba 3 High. Šiandien vėl yra Cloud'e Opus 4.5, aš neabejoju, kad rytoj vėl kitas modelis bus galingiausias, kas liečia programavimą, todėl, na, reikia nuolatos sekti šitas naujienas, domėtis, nes, na, progresas yra milžiniškas ir visą tą informaciją tiesiog, jei gyveni tuo, tiesiog reikia susisemti ir žinoti, kai yra geriausi įrankiai. Visam tam jūs galite sekti pono Obolį Facebook'e. Tiesiog įsiveskit ponas Obolys, aš ten dalinuosi naujienomis iš jai pasaulio, kas susijęs su vibe codingu ir, na, visais kitais dalykais. O dabar pažiūrėkim, kaip sekasi Windsurf. Ir kaip matomės, prieš tai paprašėm, kad paklaustų mūsų klausimų tam, kad įsiaiškintų geriau, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir pagal mūsų atsakymus, Cloud'e Opus 4.5 pasiūlys netgi keletą implementacijos būdų, kaip mes tai galim atlikti, ar ne? Ir tuomet aš pasirinksiu tinkamiausią. Tai grįžtant prie video, aš atsakiau į visus klausimus. Tiesa, pasileiskim atsakymus. Turėjau pasidaryti atskirą Superbase. Tiesiog sukūriau atskirą nemokamą paskyrą, pavadinau projektą Nevitrans ir, na, pasiėmiau visus projekto ID ir API keys tam, kad galėtų Windsurf kartu su Cloud'e, na, viską susėti. Taigi, kaip matom, aš atsakiau į reikalingus klausimus, įdėjau visus credentials štai šį failiuką env example tam, kad būtų galima prisijungti tiesiogiai prie duomenų bazės. Ir dabar Cloud'e Opus pagal mano atsakymus siūlo implementacijos metodus ir mums tiesiog reikia pasirinkti, kuris mums tinka geriausiai, ar ne, ir Cloud'e Opus tai tiesiog implementuos. Tai ką mes dabar padarėm su Gemini, susikūrėm PRD vadinam, ar ne, tai visą struktūrą, kaip turės atrodyti projektas, tuomet tai įkėlėme į Leubu. Leubu sugeneravo vadinamą MVP, pastatė karkasą mūsų projektui. Tada mes ištraukėme tą kodą iš GitHub, ar ne, įsinstaliavome lokaliai ir dabar lokaliai atliksime pakeitimus ir koreguosime projektą pagal tai, kaip mums patinka, ar ne? Atrodo paprasta, dėja nėra taip viskas paprasta, todėl aš ir darau papildomus mokymus, kuriuose visą tai visant iškils iš tikrųjų daug klausimų, kaip sukurti Superbase, ar ne? Dėl saugumo, na, dėja aš negaliu to parodyti tiesiog ekrane, nes tai bus realus projektas, kuris bus prieinamas visiems ir visi galėsite pasižiūrėti šitą užbaigtą svetainę. Ir, na, video jisai būtų be galo ilgas, aš tiesiog norėjau trumpai prabėgti ir parodyti, kaip atrodo kūrimas štai tokių projektų, ar ne? Taigi vėl visus kviečiu gruodžio 13-14 dienomis registruotis į kursą, kaip pradėti programuoti su AI ir aš garantuoju, kad jūs po šio intensyvaus 14 valandų kurso, ar ne, jisai vyks tiek šeštadienį, tiek sekmadienį nuo 10 iki 5 vakaro, išmoksite kurti projektus, žinoma, per klaidas ir patirtis, bet principą galėsite klientams siūlyti
tai, ką darau šiuo metu aš. Kaip matom, dabar yra kūriamas schemos, matysim failiukus, kadangi nepaprašiau Cloud Opus naudotis MCP serveriais, todėl, šiuo atveju gali tekti viską daryti ranka. Mokymuose mes apžvelgsim ir tai, kaip automatizuoti AI modelių komunikaciją su duomenų bazėm, su kitais ištekliais, kurie ženkliai palengvina mūsų darbą. O šiandien tiesiog prabėgam, kaip visą tai atrodo. Taigi, kol visą tai yra generuojama, užeisim į versal.com, ar ne? Ir čia tiesiog pridėsime naują projektą, štai taip paprastai, ir čia surašysiu visus duomenis, kuriuos reikia surašyti, kad svetainė veiktų. Versal jisai veiks kaip middleware tarp mūsų frontendo. Frontendas yra tai, ką vartotojas mato savo ekrane, ir backendo, būtent tai, ką mes dabar programuojam su AI pagalba, plus Superbase, ar ne, visa duomenų bazė, kur sudėti visi, tekstai, paveikslėliai ir panašiai. Taigi štai taip labai greitai prabėgau per tai, kaip yra kuriami tokie projektai. Tiesa, tai buvo labai greitai viskas parodyta. Visą tai iš tikrųjų trunka, šis projektas truks apie 10-14 valandų. Nuo PRD sukūrimo, nuo pačios idėjos, nuo MVP generavimo, perskelimo ir tuomet viso funkcionalumo pridėjimo. Kadangi tai yra YouTube video, talpinau į labai trumpą video, ar ne, kad jūs suprastumėt, ką jūs galite išmokti mano kursų metu. Todėl labai iš tikrųjų rekomenduoju užeiti į Ponas Obuolys kursai ir susirasti Pradėk programuoti su AI gruodžio mėnesį. Kaip matot, 13-14 dienomis vyks kursas, kur mes iš esmės viską išmoksim, galėsite užduoti gyvai klausimus, išsiaiškinsim absoliučiai viską, kas jums neaišku, tam, kad galėtumėt įimti ir kurti tokius projektus savo, verslam. Čia jau priklauso nuo jūsų idėjų. Ir kursas kainuoja tik tai 97 eurus. Galite registruotis spausdami šį mygtuką, jeigu nenorit. Štai čia žemiau yra tiesiog forma. Jos pagalba galite užsiregistruoti ir pavedimą padaryti per PayPal arba pavedimu tiesiog į sąskaitą. Ir dar prie viso to jūs gausite GitHub atmintinę, React Tailwind atmintinę, Superbase Versal atmintinę, Vibecoderio leksikoną, projekto konfiguracijas, kursą, Windsurf taisyklės. Pažadu, kad gausite labai daug, todėl tikrai nedelskite ir bėkite užsiregistruoti. Dabar liko 28 vietos, todėl paskubėkite ir rezervuokit savo vietą. O kaip matom, Cloud Opus dirba iš peties, kuria absoliučiai viską, ką mes paprašėm, ar ne, ir sekantis žingsnis bus visą tai peržiūrėti ir ištaisyti galimai atsiradusias klaidas. Tai kaip matėt, čia nebuvo jokių montažo triukų, tai yra nauja realybė, logistikos sistemą mes galim sukurti per dieną, dvi, ir visą tai galite padaryti jūs. Tai su dirbtiniu intelektu šiandien yra visą tai be galo paprasta. O šiandien šiam video bus tiek. Tikrai labai nuoširdžiai ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, paspauskit nykščius į viršų. Pasidalinkit su draugais, kuriem galbūt tai aktualu. Ir, jei nuspręsite to išmokti patys, tikrai labai lauksiu jūsų, kaip pradėti programuoti su AI kursuose gruodžio 13-14 dienomis. Ir, iki pasimatymo. Ate.